susikaupę visi, eisim kovot, bandyt pasimti tą pirmą pergalę šitą seriją, kuri bus šaltesniais nervais, stipresnis šiandien tie ir laimės, tai vat pasižiūrėsim. Bet net negalvotų, kad gali išlošti nors vieną pergalę. Teisingai kalba. Visos rungtynės yra sudėtingos šitoj stadijoje rungtynių, tai laukiam geros kovos. Ignas Vait, vienintelis, ko gero, šiandieną nenuvylęs krepšininkas. Vorotnikovui iš viso priekių reikia stumti, net nežiūrėti tą krepšį. Žiūrėkit, Hebrytė, Brų apačioj padeda jisai kaip vienas centras, tai jau kažkas rotuokitės biški prie Vorotnikovo, irgi jisai laisvas. Kur toliau, kur antras, trečias numeris? 3 kamuoliai, 4 kamuoliai. Apie ką mes šnekam? Jeigu metam mes ką jau, ant tiek 100%, kad pataikės, nueikit ant tos lentos. Atims kamuolį, nugriusit, pasiimsit kamuolį. Pražanga prieš Brusoką. Čia jau ir pirmieji susistumdymai šiose rungtynėse, bet tikrai ne paskutiniai šioje serijoje. Labai gerai žaidė šiandien, mes kovėmės irgi, atidavėm visi save, balsus prareikėm, bet serija ilga, visko dar gali būti ir mes tikrai nepasiduosim. Jeigu mes neduosim laisvam draugui, tai žinokis bus. Bet suvalgys mus. Ne, dabar mūsų žaidimas iš šono. Gerai išpildėm visus trenerių reikalavimus gynybos ir buvom labai užsivedę, nežinau, mūsų visi jau nurašę buvo, todėl susikaupėm ir bandėm įrodyti savo jėgą.